raktai, kojinės, kelnaitės, liemenėlė, dantų šepetukas. Jeigu susirgtum triperiu, Linai. Jeigu susirgčiau, tai būtų negerai. Visų pirma, pradėkime nuo to, nes nesmagu būtų tikriausiai. Kaip jūs gydytumėt namuose tokį dalyką? Eržilą? Šitą triperę. Aš manau, kompresiuką reikia dėti. Nes ten... Kompresiuką? Ką į kompresiuką pilam? Ramunėlės, medetko aliejus ir žvyras. spiritas. Ir spiritas. Rūbų, kelnaičių, telefoną visai paimčiau, triusikų, galėčiau dar kojinių pasimti ir plaukimo liemenę. Jautė, nes jau buvo šuo sulojęs 3 kartus, buvo karvės pamelštos ir kaimynas buvo jau išgėręs. Ir jinai žinojo, kad 10-10. Bet kaimynas dar ant kojų stovėjo. Tai o negali, kad biški pamirkyti ir tada su žmona, kad džigi padaryti. Į ką mums? Ne, nu tai Kad žmona dės. į actą pamirka, į tada žmona džigi ir tada jie kartu eina į ligoninę ir viskas. Nuostabu, žinot, aš galvoju, jeigu visada šita laida prasidės taip išvirkščiai, tai, tarsi kiekviena laida kažką patiktos nuostabaus. Tiek vienoje vietoje nemuzikalių žmonių mes tikrai, aš bent jau nesu turėjęs, tai sveikinu su tuo, jau yra gerai. Aišku, kalbant apie tai, kad jūs esate nemuzikalūs, tai ir šita laida yra visiškai, man atrodo, tokia keista, nes jos pavadinimas, žinot, kas nors bent jau? Nežinot? Nebe šau. Koks tau šou? Čia net nėra žodžio šou. Aš nešoku, tai vadinasi. Šitą laidą Taip, ką jums sako šitas pavadinimas? Tai sako, kad šitoj laidoj tikrai šokti nereiks. Arba Kad atvirkščiai. sėdėsim. Sėdėsim, ne? Gerai, tai reiškia, sveiki visi atvykę į mūsų laidą. Mes nešokam. Aš nešoku. Mes nešokam. Mes ne. Tu nešoki ir mes nešokam. Mes nešokam. O galim pavadinti visi sėdė. Kas šitų nesąmonių prigalvoja? Ką tu turi veikti iš vakaro, kad sugalvotum tokį laidos pavadinimą? Čia labai geras pavadinimas čia. Gerai, baigiam ties Linu. Viskas, geras pavadinimas. Mes nešokam. O taip ir vadinasi mūsų laida ir mes sveikinam jūs, kad jūs prisijungėte prie mūsų, stebite, leidžiate laiką kartu ir mes tikimės, kad mūsų turinys, mūsų gražios, fainos, šiltos emocijos jūs tikrai papirks. Ir mums reikia pasisveikinti su mūsų svečiais, kadangi jau taip gražiai ir šiltai pradėjom, pasiplojom, visi ne į ritmą, kaip turi būti, ar ne, bet vis tiek susipažinti reikia. Aš galbūt pradėsim berniukas mergaitė arba mergaitė berniukas ir turbūt, kad taip reikėtų susipažinti, tai kažkaip norėjau nuo dešinės pusės pradėti. Tai Linas, žmogus, improvizatorius, aktorius, menininkas iš didžiosios raidės, kurį pažįstu tikrai labai seniai. Tai paplokime Linui. Linai. Dar eilėraščių rašytojas, knygų skaitytojas ir gyvenimo mylėtojas. Bet nesi dar nieko išleidęs, kaip suprantu. Aš ir neleisiu, aš rašau tik dėl savęs. Ja, tai aš irgi kaip kažkada pasakė, kodėl tu nevaidini filmuose, aš sakau, aš vaidinu tik dėl savęs tiesiog, nes niekas neima. Tai va, gerai, tęsiam toliau, man atrodo, keliaujame čia. Lukrecija. Taip. Galvoju, kaip jūs apibūdinti amoralu? Teisingai, tinka šitas žodis jums? Labai. Amoralu. Ant kaktos gal parašyti. Amoralu. Tikrai taip. Aš žinau, kad jūs esate žmogus, kuri neturi žalingų įpročių, kuri myli sportą, rūpinasi savo mitybą, gražiai dainuoja, daug dirba, turi biznį, verslą, pasakykime taip, biznis nėra tas biznį turi kažkokį? Teisingas apibūdinimas. Čia apie jūs viskas? Tikrai taip. Kaip nusiteikusi šiandien? Aš nusiteikusi puikiai, į ritmą ir važiuoju. Ne, tu į ritmą irgi neploji. Ne, atsiprašau, šiaip tais, aš jau next level buvau, aš jau į sinkopę variau. Gerai, čia irgi ritmas. Sinkopė, taip. Sinkopė. Ne, kai eina bytas taip, tai aš į tarpus. Gerai, kas yra bytas, paaiškinkit žiūrovams. Muzikos ritmas. Va taip. Nuostabu, prireikė ne 2 žmonių, kad paaiškintume paprastą reikaliuką. Sveiki, Eimantai, labai smagu jūs matyti. Eimantą norėčiau pristatyti kaip žmogų, kuris labai daug skaito, labai daug žino, jo protas dirba visada aštriai ir nesvarbu, ar jisai yra išgėręs rytinius vitaminus ar ne, bet jis visada
blaivaus proto, Linai, nesakyk, aš dabar bandau gražiai pristatyti žmogų. Net pats nežinojau viso to apie save, netrukdyk jam kalbėti. Sveiki, tai malonu matyti jūs. Ačiū, labai malonu čia būti, tokioj ritmiškoj laidoj, kur jaučiu, kaip mes tiesiog unisonų susijungę, einame į priekį, turime tikslą. Jo, geras žodis unisonų. Aš taip stengiausi tave protingai pristatyti, kad tu esi labai slavinęs žmogus, bet tau šitas sakinys viską sugadino. Tai kažkaip, Tai kaip tik sakė unisonų. Ai, šiaip žodis geras. Taip skamba. Tikrai taip. Nu gerai, Linai. Ačiū tau už paaiškinimą. Apsikeisim, gerai, aš eisiu. Žiūrėk, jūs galite jau keistis vietą, jisai ir ritmą žino, jisai viską žino. Žiūrėkit, su ritmu paskaisti, viskas buvo, mes gerai plojom. Blogai muziką paleido ten. Ne, aš jums galiu pasakyti, aš atrodo, kad viską žinau, bet iš tikrųjų nieko nežinau, nes skaitau viską į scenarijos ir mūsų scenaristas, prodiuseris, žmogus, kuris man viską surašo, jis viską žino, ne aš. O dabar keliaujame prie mūsų viešnios. Justina, nemanyte, taip? Taip. Teisingai pasakiau. Jūs esate aktorė, aš mačiau jūsų nuostabų aprašymą. Noriu, kad perskaityčiau aprašymą. Ar žinot, ką apie jūs pateikė? Jūs atsimenat kažką? Jums rodė? Aš esu enciklopedinė žvaigždė. Jei man kas nors nutinka, visada su išnaša. Pradžia man atrodė tokia visai aiški. Galvo enciklopedinė žvaigždė, reiškia, bet kas skaito enciklopediją, apie jūs ras kažką parašyta. Čia pirma mintis turėtų būti. Bet enciklopedija tai gal turėtų būti senovė, jūs nesat sena. Tai dabar galvoju, tai kas prie tų išnašų ir kodėl, kas jums nutinka, kad reikia išnašos? Nu tai man visada nutinka tie special dalykai. Nežinau, ten jeigu susirgu, tai būtinai bus kokia nors liga, bet dar plus kažkas. Jeigu sugenda mašina, tai jei jau sugenda, tai ten kažkas bus su varikliu, bet staiga jau ir padangos ir viskas, žodžiu. Tai jeigu per spektaklį netyčia užmiršai sakinį, tai vadinasi dar ir sakinį užmiršai ir dar kokią nors dekoraciją ant galvos nukris. Taip, nu dabar esmė iš tos. Bet aš niekada neužmirštu. Bet šiaip jo, jeigu bus kažkokia dekoracija, kuri turi nukrist, tai būtinai nukris ant manęs. Čia kur tas, kai išeini, užkliuvai už laido, tada bandėjai gaudyti už užuolaidų, nutraukė užuolaidų, tuo pačiu lempu nuskynė tavo partnerį, dabar esmė ir vakaras. Tai žodžiu, viskas su bonusu. Jo, su bonusu. Bet lempos sukabo kažkaip. Susirasavau mažėlę. Tai smagu matyti. Nesijaudink, jeigu kris ant manęs. Aš tik toliau pasitrauksiu. Gerai, mes grįžtame į mūsų laidą, smagu matyti. Ačiū visiems labai, kad užsukot, kad atkeliavot į mūsų labai gražią studiją. Ačiū už tai prodiuseriui, kuris čia 2 paras dirbo. Ačiū prodiuseriui. Kad mes turėtume šį grožį. Tai nuostabi. Mes nešokam, dar kartelį primenu mūsų laidos pavadinimą, o dabar mes keliausime į pirmąjį žaidimą, kuris bus tikrai smagus. Manau, kad mes paimprovizuosim, smagiai praleisime laiką, todėl kad mes turime 4 temas. Aš jas jums visai netrukus perskaitysiu. Šios 4 temos bus, 2, pavyzdžiui, jums, 2 jums, kiekvieni priešininkams tas temas išrinkinėsite, bet visų pirma dabar išgirskite, kokios jos yra. Jums jas reikės pasirinkti. Pirmoji mūsų tema yra Respublika nelaikraštis. Tai yra pirmoji mūsų tema. Antroji tema yra Australija yra vienas iš žemynų. Trečioji tema yra Diena ir naktis. Ketvirtoji tema yra Kuri eglė gražesnė. Tai va, 4 temos. Aš galvoju, galbūt suteikime šitoje vietoje merginoms pradžią ir jos galėtų galbūt parinkti temą vyrukams. Mes galime pasitarti? Galit laisvai. Ir vyrai gali pasitarti. Kol jie tarėsi, tai ir pasakysiu, kad kiekviena tema slepia klausimą. Šitas klausimas nuskambės kažkuriai tai pusiai ir mes turėsime gražaus diskusinio laiko visi tarpusavyje priimti smagų, fainą sprendimą ir teisingą atsakymą. Tiksliau, teisingą atsakymą turės priimti kažkuri tai iš komandų ir jie gali arba gauti, arba negauti taškus. Gerai, merginos, man atrodo, ateina laikas, kuri tema skrieja į vaikinų pusę. Dvi dabar vieną pasakyti? Vieną. Dabar išsirinkit vieną. Kuri? Tai ta pirmoji tema. Pirmoji. Taip, Respublika. Vyrukai, pirmoji tema skrenda į jūsų pusę, Respublika nelaikraštis. Klausimas susijęs su laikraščiais ir jų skelbimais. Taip. Ir dabar skaitau jums klausimą. 1920 metais laikraštyje skaitytojas rašė gydytojui: pagydykite mane nuo triperio namie, kad žmona nesužinotų. Kaip atsakė gydytojas? Nu, padiskutuojam. Jeigu susirgtum triperiu, Linai,
Jeigu susirgčiau, tai būtų negerai. Visų pirma, pradėkime nuo to, nes nesmagu būtų tikriausiai. Triperis tai čia ta Vespa, kur Italijoje važinėja per siauras gatves. Ne. Triperis gali būti ir senas bembas. Ar čia ne apie šitą mes triperis kalbam? yra sifilis? Nežinau, žinok tiksliai. Nu, Čia aš yra žinau. Tu žinai? Parodyk gydytojo diplomą. Nereikia rodyti čia. Nu tai va, supratom, liga. Iš tikrųjų, taip, liga. Triperis. Jums dabar reikės suformuoluoti. Nu ten, bet kai, gerai, tai dabar kaip tas daktaras pasiūlė gydytis jam, ne? Nu dar kartelį, gerai? Nu, dar. 1920 metais Lietuvos laikraštyje skaitytojas rašė gydytojui: pagydykite mane nuo triperio namie, kad žmona nesužinotų. Taip. Kaip atsakė gydytojas? Nu tai jis jam pasiūlė gal kažkur, čia vyrui, tai gal jam pasiūlė kažkur panardinti savo eržilą. Nu, visai neblogas reikalas. Nu ten, pavyzdžiui, Žiūrėk, aš noriu, apie panardinimą aš noriu pridurti, pavyzdžiui, jeigu jisai panardina savo eržilą savo žmonai, užkrečia žmoną ir tada jisai kaip žmona, žinai. Ir tada jie eina dviesi. Jo, ir tada jie dviesi. Čia variantas, jo. Arba jisai sako, kad čia dėl jos. Taip, ir sako, kad dėl jos. Nes niekas nesužinos, kuris. Taip. Bet tai, Security. bet tai ne... Na gerai. Oh bet my god. Justina. Taip ir išgyja? Ne, tai va čia pirminis gydymo etapas. Čia toks yra būdas. Vis tiek kas nors 1920, man tai Tai kažkas... čia aušra, varpas, kažkas. Su aliejai. Ne, Lukrecija iškart apie varpus jau. Nu gerai. Tai... Nu gerai, aš tai... Pasakykit, jūs čia Smilkalais. Smilkalais, bažnyčios smilkalais. Arba Šventintų vandenėlių. Šventintų vanduo nepadėtų visų pirma, nes ten tokia liga, kad ten... Nu gerai, komunikuojam, bet liko kokią 20 sekundžių, vis tiek reikės priimti sprendimą. Jeigu norit, galite paklausti dar merginų, kaip jums atrodo. Kaip jūs gydytumėt namuose tokius dalykus? Eržilą? Šitą triperę. Jeigu Bet būtų... pareini namo ir... Druska, man eina intuitiškai Druska. Druska. Nu, va, aš irgi, aš pagalvoju, tai kažkas... Pripeliu druską, nes ten... lėkštę ir padeda eržilą. Aš manau, kompresiuką reikia dėti. Nes ten... Kompresiuką? Ką į kompresiuką pilam? Ramunėlės, medetko aliejus ir spiritas. Ir spiritas. Bet spiritas nudezinfekuos viską ir ramunėlės, tai gal nėra tikslo tai daryti. Ne, spiritas išdezinfekuos, ramunėlės nuramins. Supratau. Tai atskirai gal 2 tada reikia daryti. Ne, Gerai. čia į vieną. Ir Nu, vieną tvarkoj. tinktūrą. Aš tai galvoju, gal pasiūlė daktaras jam palaikyti acte kokiam. Acte, sakote, ne? Arba Gerai. šarėjus. Ei, man tai kaip tau atrodo? Kodėl mes sustojom ties eržilo tema? Čia Nu tai visai už tai, ne kad Viskas vis tiek sueina šita liga į šitą. yra Ai, tu susijusi žinai 100%. su gerai. šitą sritim, nu dieve. Aš likčiau prie to varianto, kad daktaras tikrai pasiūlė jam užkrės žmoną. Bet čia Ir labai... tada jo. su Gerai, padaryti bet visą jums dabar reikia bendrai su Linu nuspręsti, Nu, tai ką jūsų Linai. komanda sako. Koks? Koks jūsų Gerai. galutinis atsakymas? Acto Laukiu. mirkimas, sodos tirpalas ar vat, užkrečiam žmoną ir... Tai o negali, kad biški pamirkyti ir tada su žmona, kad džigi padaryti. Į ką mums? Ne, nu tai Kad druską žmona dės. į actą pamirka, į tada žmona džigi ir tada jie kartu eina į ligoninę ir viskas. Į namie nebereikia. Kam jatsta? Aš nežinau, Kad pH atkur. Per žmoną. Niekada nesugalvotų pamirkęs kažkur, tai eit su žmona kažkur. Tai, ne, tai tikrai nežinau. palinkėčiau. Nu kodėl pamirkė pasmėlų? Žiūrėkit, čia jau viskas jūsų atsakymas. Nu tai pamirkė Pamirkom ir einam. ir pa žmoną ir tada kartu pas daktarą eina. Taip. Gerai, tai ponios ir ponai, atsakymas yra priimtas ir jis yra... Neteisingas. Netikėta. Tas tirpalas. Tai Šiaip geras buvo. Šiaip iš tikrųjų gydytojas parašė, cituoju, nusišlapinkite prieš vėją praeis. Tai manau, kad buvo tiesiog toksai humoras su moralė, greičiausiai gydytojas jeigu puikiai tokie žinojo, kad atsakymai, tada- skaitytojas iš tikrųjų slepia ligą nuo šeimos ir greičiausiai žmona apie tai nežino. Todėl jisai vietoj to recepto pasiuntė jį į Veneros lygų ambulatoriją. Klasikinio tarpukario medicinos humoras su moralė. Čia va taip vadinasi. Tai čia toks humoristinis Žodžiu, atsakymas. mes dabar čia esam su savo pasiūlymais. Gerai, Tokiais nešvankiais ir... Jūs amoraliai atgrasiais. atsakėt. Amoraliai atsakėm. Sakė namų sąlygom. No. Bet jam reikia išeiti į lauką, kad vėjas pūstų. O? Ne, tai Čia buvo gydytojo bairis. Nebent žmona Su ventiliatoriumi. Ne.
Daktaras, Jis norėjo išsigydyti namuose. daktaras bet viską jam reikėjo teisingai daugiau. pasakė, nes namų sąlygom neįmanoma išgydyti tiesiog yra. Ir Turėjo viskas, sako, lauką. išvėjo. Ir dar dėl to, kad nereikia nuo žmonos slėpti. Nu, taip. Atrodo, čia buvo. Dievs Gerai, mums pralaimi. vyrukai, ar jums reikia pakartoti temas, kokią Ne, temą mes- išrinktumėt merginom? Mes joms siūlom. Australija. Su Australija. Su Australija. Pakeliaukit į Australiją. Tai buvo antroji tema. Nuostabu. Vyrai išrinko merginoms temą. Tema skamba: Australija yra vienas iš žemynų. Merginos, ar jūs pasiruošusios, ar žinot apie Australiją kažką? Tai Žinoma, tai yra Labai gerai. vienas iš žemynų. vienintelis dalykas. Gerai, žiūrim. Klausimas susijęs su Žeme ir Žemės palydovais. Kuri? Tai kad pala, ne vienintelė- ta tema. Ne, viskas yra gerai, čia tiesiog. Žemynas, Vienintelė ne ką. sporto šaka buvo žaidžiama Mėnulyje ir koks sportininkas ją ten išbandė. Žino. Nu ką, padiskutuojam? Padiskutuojam. Tik nesakyk. nu Nesakyk. Pasakyk. Nesakyk. Tai, visų pirma, merginos. Taip. Nu, kokios pirmos mintys? Nebuvus aš Mėnulyje. Nebuvus. Šiaip atrodo, kad Nebus nei kart Mėnulį? Nu, kažkaip Nu čia dabar. neteko. Mes moteris rimtai domimės, mėnuliui Mėnuliu, buvo? bet Justina. kažkaip nepavyks. Aš dar Išbandė. mąstau. aš Dedam mąstau. atsakymą. Tai sakyčiau, bėgimas. Gerai, vyrai, padarom intro Futbolas. apie šitą reikalą. Mėnulis. Aš neturiu ką Sporto pasakyti. šaka. Nes aš... Man Man, žinot atsakymą. aš taip galvoju, kad aš žinau. Eimantai, ir jūs žinot. Neturiu žalio supratimo, bet Tik jei... nesakyk, kad tai yra beisbolas. Gerai, nesakyk. Ne, aš būčiau sakęs, kad tai yra kriketas. Rimtai? Ne. Ne, nu aš pavyzdžiui būčiau sakęs, kad koks... Aš dabar, aš pertrauksiu tave. Aš Pertrauk. Šuolis Šiek į tiek. tolį. Nu, matai, šuolis į tolį, tai jie iššoktų ir nenusileistų. Būtų labai Ne, Mėnulis. Tu labai toli toks. Ir taip ilgai. juokas. Komentatoriaus O gerai. darbas ir jisai šoka. O Vis dabar- dar šoka. Gerai, Dabar jeigu Pasiruošk. taip, Šoka. paimkim dabar rimtai. Mes čia nešokam. Šita ne, sporto laidoj mes šaka nešokam. yra pavaizduota pas mus, va čia, va ant mūsų kažkurio. Keistas klausimas. Tu čia Aš dabar apie jaučiuosi- šitą Kokia klausimą? pas mane sporto? Aš jaučiuosi, kad jūs mane dabar tiesiog nužiūrinėjo. Ne, aš žiūrėjau kolegą jūs. Tai va, Ne toks šitas ir- sporto šaka, ne. Melagė. Nu, gerai. Ne, nu gerai. Bandom, vis tiek- einam. O čia yra užuomina, pažiūrėjau, kelinti metai. O, O ne, tokios užuomenos nėra. kodėl, Gerai. kodėl Nu, Tai gerai, Mėnulį buvo pasirodė. kada, ten 1960... Tai yra Čia tiesiog pirmą kartą? vienintelė sporto šaka, kuri buvo žaidžiama Mėnulyje. Bet jūs Apie riškit tai. su Australija, gal koks australas, pavyzdžiui, jisai mėgsta, sakykime, kriketą. Vudis. boksą Bet su šiaip kengūru. Daugi nenuskristi ant žmonių, tai tikrai ne koks Kodėl ne? krepšinis ar futbolas. O bet aš manau, kad kaip tik ten bus tokia basic sporto šaka, kad arba gal futbolas, tiesiog- arba krepšis ir ten nusivežė kokį tai tą Lentą su lentą krepšių. Nes su ir tuo. lengviau Kibirą. visą Jo, kažį nusiveš ir negu tiesiog bėgimo batelius. Mėtė, kad Palauk, kur tu Mėnulį lentą pakabinsi, noriu Va, paklausti. va. Tai nepakabinsi, Tai ką pastatė. įsigyti tą Ai, Mėnulį? Pastatoma lenta. Nu, Ją pastatė ir ir tada garsas išmetė pastatė tą kamuolį ir tada dar su šuoliu. Paėmė. Man Ir kažkodėl jau to- yra- Slam O tai dunką gal, padarė. o gal dar paprašiau tinklinis, pavyzdžiui, dviesi. Gerai, Eimantai, jūs enciklopediją vaikštanti. tada gautis. Turit šiaip atsakymą, žinot? Taip, atsakymas būtų kosminis krepšinis, tas filmas, kur pradžioj Jordanas filmavo, o paskui Space Jam. James, taip, Space Gerai, Jamas. mes merginos turime eiti vis tiek pas jūs. Turim atsakymą pateikti. Suformuluojam. Labai noriu gerai? tinklinį sakyti. Padiskutuokit. Bet man atrodo, Garantuoju, bus koks Gerai, kerlinis. krepšinis, bet reikia dar sportininką. Visiškai. Sportininkas ar Ne, kažkas? čia gal astronautas, aš gal nežinau, ar krepšininkas Gal nors vienas buvo išskraidintas. Ne, į tai va, Mėnulį. jeigu sako su Australija susijęti, gal kažkoks tos sporto šakos Atstovas. žymus Nu, matai, ta Australijos. Australija čia ta galėjo būti Australija vis- susiję bet tai tiesiog mes kad dėl to, kad nežinom žemynas, laiko, žemė ir čia žemės tiesiog palydovas sakom ir visa krepšinis. kita, manau, kad čia viskas tiesiog Mes- patema. Mes esam tikros lietuvės. Lietuvės, mes sakom krepšinis. Savo religiją. Sakot Taip. krepšinis. Taip. Ponios ir ponai, pasveikinkim, tai yra krepšinis, tai yra religija, bet atsakymas yra neteisingas. Nu jau. Paskaitysim gerai. Bet įdomu, Atsakymas įdomu, yra golfas. Taip. Jį 1971 metais Apollo 14 misijos metu Mėnulyje išbandė astronautas Alanas Shepardas. Teisingai? Linai. Čia Aš šitas buvo. pavardės, tai čia aš Nežinai? Nežinai. patį faktą Gerai. žinau. kad- Tai sveikinu, kol kas 0-0, niekas neatsakė nei vieno, nieko neišmastėm, o dabar merginos gali išrinkti dar vieną temą vyrukams. Pabandom. Liko trečia ir ketvirta. Kokios? Ai, eglutė. Trečia ir ketvirta. Diena ir naktis ir kuri eglė gražesnė?
Kuri eglė gražesnė? Gerai. Kuri eglė gražesnė? Kuri eglė gražesnė? Kuri Kuri eglė aplankė, gražesnė? gerai, Kuri? viskas. Kuri? Ta, kurios nėra? Mes galim pasakyti su Eimanto. Nu, Taip. Teisingą atsakymą. Prašau. Golfas. Gražiausias eglės, mes šiemet, vat, kai dirbam kartu, matėm, yra Lietuvos darželių eglės. Jos tokios skirtingos. Jos tokios visos gražios. Ten tiek įdėta tokios smulkaus gražaus darbo. Jos tokios nedidelės ir tokios nuostabios, ne tos didelės išpūstos eglės. Gerai, šitą iškirpsim tvarkoj. Viskas Gerai. normaliai, dabar Tada galime žiūrėm toliau. pratęsti laidą, nes mes nešokam. Čia. Važiuojam. Na. Kuri eglė gražesnė? Klausimas skirtas kalėdom ir populiariam kalėdiniam filmui. Galbūt irgi tai kažką tai jums pasakys. Klausimas skamba taip. Filme 1 namuose 2. Kevino tėvas iš viešbučio darbuotojo gavo sąskaitą. Kokio dydžio buvo sąskaita? 983 baksai. Čia jūsų atsakymas? Čia Mic jūsų drop. atsakymas? Atsiminėte? Jis turi Ne, aš blemba, man... Gerai, klausimas. Ne, ne. Matėtgi visi. Tik Aš tais bandau, klausimas, aš kiek bandau. kartų? Aš tai 10, 15 kartų. Daug. Ne, Matytas filmas. bet čia aš tikrai prisimenu, Bet 3 kad buvo- kartus kokius. Bet čia Septyni, nuoširdžiai man atrodo, prisimenu, kad kažkas man atrodo, kai buvo, kad apie 7. 900 kažkas tai... Gal 9000? Nes... Ne, tais laikais dar infliacijos tokios nebuvo. Nu tai gerai, nu tai davai, tada sakyk. Nu savo gerai, skaičių. palaukit. Merginos, kaip jums atrodo? Nes prisimeni, na, Aš nežiūrėjau, Aš manau, kad Tikrai nežinai. 743 Kodėl taip doleriai tiksliai, ir Justina? 98 centai. Kodėl taip tiksliai? Enciklopedija, moteris enciklopedija. Nes bandau atsiminti tą kadrą. Aš tai irgi neatsimenu, blema, kažkaip. Bet tu Man įsivaizduok, stovi jeigu akyse tu tas tiek čekis. išleistum, tai dar on top turėtum išleisti, nes jeigu išleidai, dar kažkas atsitiks tau, kad tu išleistum dar. Taip. Taip. Va. Arba pervesi pinigus, bet negaus tų pinigų ir Taip, ir dar nebebus antrą sąskaitoje. kartą turėsi pervesti. Vis tiek. Su tavo laimė vis tiek turėtų. Tu pagavai šitą. Gerai, That's my life. Lukrecija, kaip? Jūsų pinigais ten ir verslas, ir visa kita. Ir... 875. 875. Nu, taip, Sako. Čia statymas, sako statymas. 7 už truputį. kas pasiūlys daugiau? Ei, Nu, man tu tai- sakyk, ne, o paklaidos duoda, reikia tiksliai pasakyti. Tiksliai, taigi ten tiksliai parodyta, čia klausė, kiek buvo sąskaita. Ten buvo tiksliai parašyta, kai tėvas... Kiek buvo kai sąskaita? Labai daug. Didelė sąskaita. Didelė sąskaita. Nu gerai, žiūrėk, Ne, tai gerai. padarom taip. Kokie Apytiksliai. 2000. Kad būtų lengviau, padarom tokį, nu, kas Jo. arčiau. Ne. Tarp 980 ir 999. Jūsų šitas. Mano šitas variantas būtų. Gerai, jūs priimkit bendras. Mes šitą priimėm. Priėmė. Šitą. Tarp 900. 80 ir 999. Gerai. 19 dolerių paklaida. Koks jūsų būtų? Bendras? Nu, toks Šeimos priimkit sprendimą, vidurkis. pažiūrėsim, kas būtų teisus. Kiek tu sakai? 7? Aš jau dabar noriu 1000 sakyti. Ne, Ne, nu jo. tai Nu, merginos. likim prie 7, 8. Tarp 7 ir 800. Tarp 7-800. 7 pem, 8 Ir bus pem. 9 tūkstančiai kokie. 8 pem. 7 pem, 8 pem. 7 pem, 8 pem. O jūsų buvo? Jau pamiršau kažką. 780. Ne. 980 ir 999. 9. Taip. Šiaip galiu pasakyti, kad viena komanda yra kažkuri arčiau. Vis tiek, aš galvoju, einam į didesnę pusę, manau, kad ten buvo gal net ir šiek tiek daugiau negu 900 eurų, man atrodo. Tai ponios ir ponai, atsakymas priimsim kaip teisinga, tai duodam vyrukam tą. O tai kiek buvo? O kiek buvo? Iš esmės ten buvo virš 900 dolerių. Jo, Nu, tai sakais daugiau buvo, aišku. Tu žinai, kad dabar veiksiu, grįšiu namo, ieškosiu to Filmo. filmo ir žiūrėsiu. Ar tikrai? O tai Gerai. kiek tiksliai tam, Fact-checkinsim. o kiek tiksliai tam kadre buvo pas tave? Tai ne tu. Produceris neparašė man. Ai, neparašė. Parašė, kad Parašyta. jam duoti tašką. Ir kad daug neklausinėtumėt. Jezau, nu gerai, Dėl to tiek sakau, to. grįšim namo, bet... Gerai, tai aš Na. Gerai, paskutinis ir keliauja Diena, merginoms. naktis. Diena ir naktis jums. Nu, sėkmės mum. Taip, ši tema. Diena arba naktis. Klausimas susijęs su laiku O, netikėta. ir priskirtas laikrodžiam. Nu, pažiūrėjau, laikas, laikrodžiai, nu tikrai taip. Klausimas. Gerai. Kodėl beveik visos laikrodžių reklamos rodo laiką 10:10? Blemba kažkas sugirdėjęs. Aš buvau Aš net irgi- nežinau, ar iš Kažkas tikrųjų. yra. Gerai, 10. Tikrai taip rodo? Nes pirkėjas Galbūt atrodo žinau. Esat 10 matę? iš 10. Aš tai nematęs, bet aš va Čia tą... nėra Gerai. kaip... kažkada aš esu girdėjęs šitą labai kaip įdomų faktą, man kažkas Man sakė, bet gali kodėl? būt. Valandinė kažkaip... Nes jeigu Bet taip telika gal 10 rodė. yra, 10. 9 tai 10. 10 ir taip 10. Oi, taip, Nu, tipo, kokį čia ir 10, gražu, tai va taip ir tu va. O matai gal kad aiškiai. Gal čia dėl to, kad čia yra gal koks poros laikas geras?
Viktorija. Nu, šitą. Bet Gerai. čia Viktorija. visi laikrodžiai taip rodo. Kaip? Visi taip laikrodžiai? Jo, Ne, jeigu bet čia nori- turbūt kur prekiauja, jeigu ten Sako, gal reklamos. užstatyta reklama. Žinai kodėl? Nes taip 10, o čia valandos. Laikrodis, V valanda. Jo, nes Bet- angliškai V yra Valandos hour, jo. Labai gerai, labai gerai. Imam šitą. O kaip tu iš 2-10 gavai V? Tai rodyklės laikrodžiai, nemokai? Ai, šitai 10. Taip, šitai 10 ir V. 10, V. Ir nes angliškai V, valanda yra valanda. valand. 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 O jeigu tai yra elektroninis Valandas. laikrodis? Aš tai Rodo nežinau mano atsakymo. veiduką. 10. Ir... 10-10. Kiek dabar pas tave laikrodis rodo? Bet Apple tai nerodo 10. Kodėl nerodo? Nu, nerodo šitą. Apple, jų šitas laikrodis. tai nebūna. Elektroniškai nerodo, čia su rodyklyte. 10. Laikrodžius. Nu nesvarbu, jeigu būtų, sakau, elektroninis, su skaičiukais, kas tada? Irgi 10. Nu gal irgi 10-10. Nu. Ne, aš tai nemanau. Nemanau. Manau, kad su Čia tik su rodyklėm. rodiklėm? Su rodiklėm. Aš tai nežinau. Ar su rodiklės? Čia šiaip įdomu, jo, elektroniniai irgi kažkas. Gerai, laikas turi 10-10 būt. sako. 10, po 10. Bet nebus 10. Ant elektroninių visą laiką būna ten 2 valandos 35 minutės ar kažkas, kad būtų aiškiai matytum skaičius. Nu įdomu, ant koks teisingas elektroninės. atsakymas bus dabar, labai įdomu. Nu gerai, čia. 10. Kodėl 10? Nu, pabandykim priimti sprendimą jau, gerai? Na, aš galutinį. galvoju labai paprastai, kad tiesiog tai geriausias laikas, kuris parodo valandinę ir minutinę rodyklę būtent tam laikrodį. Nebus parašyti pasakyti. Bet, Jūs ir bet, neparašykit. Justina, aš dabar tikrai norėčiau parašyti išnašos, jeigu galima. Padaryk išnašą, nes, jo, tą 2 žvaigždučių tokį. Aš bandau, aš labai stempusiai bandau atrasti. Aš manau, kad žmogus, kuris sukūrė laikrodį, kas sukūrė laikrodį, žinai? Mičelas laikrodis. Tai vat laikrodis, ponas laikrodis, jisai gimė 10-10 ir nusprendė, kad savo gimimo laiką dės ant Gimimo O iš laikrodžių. kur žino, kai jis gimė 10-10, jeigu jis sukūrė laikrodį tik Ja, vėliau? mama sakė. O mama iš kur? O mama žino, mama viską žino. Mama sako, Mama Mičeli, jautė. tu kai kursi laikrodį, tu kažkur apie Nu, 10-15. aš, pavyzdžiui, 9-19 gimiau. tai Mama aš irgi jautė, dėsiu nes savo jau gimimo buvo laiką. šuo sulojęs 3 kartus, buvo karvės pamelštos ir kaimynas buvo jau išgėręs. Ir jinai žinojo, kad 10-10. Bet kaimynas dar ant kojų stovėjo. Nu, sakom, paskutinis. Aš jūsų nežinau, ar variantas. turėt. Gerai? Dėl to, kad gaunas V raidė Viktorija. Viktorija. V, Viktorija kad Vasiliauskaitė pergalė. valanda, viskas yra iš V raidės, kas gerai. Viskas gyvenime yra V. V. Valiau! Valio! Ponios ir ponai, mes priemam šitą atsakymą ir šitas atsakymas nėra. Neteisinga. Ai. Apie 900 tada. Buvo šalia. Vajajai. Atsakymas mano planšetėje skamba taip, nes tai atrodo tarsi laikrodis šypsotųsi. Tai Viktorija, V, vagi. Pergalė su šypsena, tu Kaip man gerai pasakyk. čia pasakyti. Nu, kaip gerai čia pasakyta ir net išnašos nereikėjo. Ir enciklopedija. Taip, ir enciklopedijos. Gerai, mes sveikinam, rezultatas, aš galvoju, čia teisingo ir taip ir nebuvo, čia turim vieną taškelį, merginos Mums paploja sunkesnė vyruką, paploja vyrukam, vyrukai Vi- paploja vi- merginams, vyram nuostabus žaidimas. Ačiū Vyram Jums. paploti. Mes keliaujame į sekantį mūsų žaidimą ir visai netrukus vėl pratęsime mūsų linksmybės. Man labai patinka šis žaidimas, kuris dabar įvyks 10 sekundžių. Tai būna 10 sekundžių kiekvienam mūsų dalyviui, kurio metu pakyla tokio lygio stresas, kad man iš šono žiūrint kartais netgi gaila žmonių, ant kiek jie pergyvena ir gailisi po to nedasakė kažko, ko reikia, ar ne? Gerai, tai 10 sekundžių ir per 10 sekundžių mes turėsime pateikti atsakymus tai, ko aš jau paprašysiu, ar ne? Nu, pavyzdžiui, per 10 sekundžių pasakykite kažką tai, per 10 sekundžių pasakykite kažką tai, 5 ar 6 ar 9 ar 10 ar ne ir taip toliau. Tai man atrodo, kad reikia jeigu kalbėt vieną vieną žodį per sekundę Eimontui duokim, ar ne? Duokime, Pabandyt, jis toks taip. kalbėtojas vis tiek yra. Gerai. Žmogus apsiskaitęs vis tiek ir tikrai manau, kad Aš toliau. gali pasakyti labai neblogai. Gerai, jeigu jūs pasiruošę, jeigu visi pasiruošę, tai aš norėčiau paprašyti jūsų per 10 sekundžių išvardinti 5 žodžius su raide Ž. Žirafa, žaltys, žebenkštis, žasinas ir dar vieną reikia. Žiūrėk. Žeberklas. Žeberklas, gerai. Skaitom. Aš galvau, čia gyvūnų tematika bus. Tokį šovę. Jo, bet iš esmės tai galėjai netgi pasakyti, Žmogžudys. kur Ž raidė yra vidury žodžio.
Aš žinau, bet aš tiesiog, kas man... Gerai, šaunuolis, mes duodam Ai, jums gali jums priešėjo tašką. kas. Merginos, gal irgi pradėkime nuo krašto, gerai, Justina, jeigu jūs nieko prieš, mes dabar 10 sekundžių pažiūrėsime, kaip jūs reaguojate į stresą. Matau, kad juokitės, kai stresas būna. Lempas gaudom gerai. Šviesas. Gerai. Per 10 sekundžių išvardinkite 5 dalykus, kurie dingsta namuose. Raktai, kojinės, kelnaitės, liemenėlė, dantų šepetukas. Gerai, dantų krapštukas, telefonas. Viskas taip tvarkoja. viduriniais tai nesutinki, Kelnaitės man buvo tai labai niekada įdomus nedingsta. variantas, tikrai. Labai geras variantas. Bet tai čia tipas moteris čia taip? Ką aš noriu pasakyti, kelnaitės dingsta? Niekada. Nu va, pas mane irgi Ir niekada. kojinės net nedingsta. Rimtai? Stoviai, Nu, bet čia žinai. Kojinės, kelnaitės. Bet jis nagi sakė, kad jei kai jau nesiseka, tai nesiseka. Nes jeigu jinai pameta raktus, tai ir kelnaičių yra neranda. Ai, tu visai su bonusu. Sako, Jėzus, šiandien raktus kažkur pamečiau. O Jėzus! Ir tų nėra. Pasižiūri, nieko nėra. O namo pareiti kitų pasiimti. Paskui, žinai, o jas! Jau kad sekas, Tuoj tai sekas. paskambinsiu draugį. Ai, negaliu. Nes dar ir telefono nėra. Gerai, vyrukai. O, Dieve. Linai, keliaujam į jūsų Taip. pusę. Jau jaučia stresą, ne? 10 sekundžių išvardinkite 5 žinomus rašytojus. O, Jėzus. Kazys Ajaš, Šonas Po, Stenbekas, Žiulis Vernas ir Kazys Bradūnas. Eik tu načias. Nėra. Norėjom užskaityti, bet pasirodo, kad negalim. O Kazys Bradūnas. Gerai. Bet buvo toks. Kokia gėda, nu visiška gėda, ta Ne, prasme. bet iš tikrųjų, nu, dabar tau taip per 10, čia ir yra tas stresas. Nu, net ir žinau. Ir buvo Viljamas Šekspyras. Sako, knygas rašo. Reikėjo sakyti, Linas, žinoma, Galima. rašytas. Jis yra. Konkrečiai, Lina, gerai? taip. Pabandom. O Dieve, aš tau Amoralu. padėsiu. Eik tu načias. Taip, Taip. tas žmogus verslininkas, Labai. dainų rašytojas tikrai atsakys, gerai? Taip. Pabandom. Šitas bus tau labai labai lengvas. Man Tikrai? atrodo, pagal metus tikrai šitas bus lengvas. Jo. Pabandom. Per 10 sekundžių išvardinkite 5 Disney personažus. Gerai, Aurora, Belė, Pelenė, Snieguolė. Snieguolė, vienas nykštukas, antras nykštukas, trečias nykštukas, Mikė Pūkuotukas. Mickey Mouse'as, Mikė Pūkuotukas. Kas yra Belė, kas yra Aurora? princesės. Taigi Aurora, mėgančioji gražuolė. Guoliui, Nežinau. nu. Aurora, mėgančio gražuolė, Belė yra gražuolė ir pabaisa. Taip. Alio, tu ką, vardais jų nepažįsti? 10 Ten gal sekundžių Bela, vyrai jums. Gerai, šaunuoliai, iš tikrųjų, wow. Aš gal čia pajokaus, bet jo, jaunas žmogus, Ne, normalu, aš dar pajuokauju. žiūri filmus. Taigi žiūri Dabar multikus, nes tai, nu, tai Šiaip aš daugiau laiko tiesiog tą pačią praleiskit knygą su būtų savo tikrai antrąją išėjęs. pusę, nežiūrėkit filmuko, tiesiog, nu, Aš eikit. žinok, Tai jie gal kartu Aš tau ką pasakysiu. Čia Belė. Aš tau ką pasakysiu. Išeina iš namų, palieka mane, aš įsijungiu teliką ir aš žiūriu Šreką. Aš dažnai išeina iš namų. Nu, į darbą. Kai reikia išvaro? žmogui. Dėl jūsų problemų išeina iš namų ar pats išeina? Žmogui į darbą reikia eiti. Nu, Sako, žiūrėk, tu jau tvarkoj. viskas, eik Išeina dabar į apie darbą, Aurorą žiūri pažiūrėk. Bent jau reiškia, turi antrą Grįžta, pusę. Žiūri, kas multikų žiūrėjo. Bent antroji pusė turi darbą. Super, labai gerai. Nu ką, jau galima. Ai, dar antrą kartą? Taip, antrą kartą. Gerai? Nu, gerai. Tu man padėk, jeigu ką. Per 10 sekundžių išvardink 5 dalykus, kuriuos pasiimtum į negyvenamą salą. Bet ką čia gali vardinti? Pasinčiau malkų, biškių ugne, nu, degtukų kokių, rūbų, kelnaičių, telefoną visai paimčiau, trusikų, galėčiau dar koinių pasimti ir plaukimo liemenę. Prie ko tas kelnaitis pasiuščia? Kelnaičių ir triusikus svarbiausia. šios laidos tema. Žiūrėk, žinai, dėl O malkos ką? Žinai, ką dėl ko malkos? Ką malkos? Nu, taigi negyvenamai saloje yra medžių. Ten va kiek O malkų. jeigu nebūtų? Jeigu ne. Ai, nes tu Aš žinai, jiem kad... Vandens taigi nereikia. Nelėk. O šiaip dažniausiai, kai tu važiuoji į negyvenamą salą, tu visą laiką žinai, kad tu važiuoji į negyvenamą salą. taip. Ir kad tu Pasiemi tikrai ten kelnaičių ir pateksi. triusikų. Jo, ir tu po dvi porą. Bet būtų ką pasikeist. Ypatingai jeigu, jeigu mal- kažkas ateina iš kitos vanduo, pusės, sako, trintas žiūrėk, vanduo. pamečiau Ir viską. telefoną. Ir aš įsivaizduoju, kaip į negyvenamą salą važiuotų, Justinai, jinai paimtų po 2 poras, tai žino, kad vieną pamestų iš karto. Ta prasme, nes jau tu patenki į negyvenamą salą ir dar pameti kažką. Ir jau tai pametęs. yra Ir vis tiek nėra. Bet geriausiai eimant tiek
tiek pasimtų, bet valgyti gertis neįtų. Vietos. Svarbu Nereikia. apsirengęs. Gerai, merginos? Kurios eilė? Jūs. Bet užskaitom, ne? Gerai, užskaitom. Per 10 sekundžių išvardinkite 5 dalykus, kurie gadina nuotaiką ryte. Vyrai, kava. Ne. Vyrai, baigėsi kava, baigėsi švarios koinės, žadintuvas, Kelnaitės. ne tą laiku suskambėjo. Skambutis iš darbo! Nespėja. Neduodam. Ką nespėjo? Sakė, kad neduodam. O Vaikinas čia per Ko tu čia rėkauji, dabar aš nesuprantu. Veto. Pala, vyras, kava, koinių. Jo, nes. Bet tu galėjai žiūrėti, kad Kojinės, labai paprastai kelnaitės. pamečiau Viskas raktus, nėra. pamečiau kelnaitės, pamečiau liemenėlę, išsikrovė telefonas. Linai, Ir jeigu galima, labai nervuotų. Gerai, kreipiuosi į Liną. Per 10 sekundžių išvardinkite 5 Simpsonų veikėjus. O dievai. Bartas. Homeris, Homeris. Mardžė, Malūnas. Malūnas, Traškis Tai klaunas. Raškis klaunas. Sakė, galima Ir padėti. Sebastianas. Yes! Atsakėte, kad aš Nežiūrėjau. suprantu, kuriam uždaviau klausimą, bet gerai, Nežiūrėjau. nuskaitė, Tai kad aš nežiūrėjau šito gerai. filmo. Šaunuoliai. Oi, sukamės čia. Tikrai niekada nemačiau. Lukrecija, Kolega? dabar išsiaiškinsimės, ko jūs neturit, arba ką Kelnaitės, pasiėmėt, koinės, liemenėlės. Viskas gerai. Per 10 sekundžių išvardinkite 5 temas, kurios sukelia ginčius. Politika. Religija. Ar žemė plokščia. Trumpas, Amerika, Rusija. Karas, netaika. Raminkis užtenka, viskas. Bet va šį kartą aš tikrai pamačiau žmogų, kuriam sukelia stresą 10 sekundžių. Jūs jeigu pritrauktumėt su kamera žmogaus veidą, Trumpas. Ne, jei gal stresą kėlė tas temos kainai. Gerai, šaunuoliai, tikrai gali pasiploti. Puikiai, viskas pavyko. Geri taškai, geros įžvalgos, tikrai pasiekėm gerą streso lygį. Pažiūrėsime, ką mums atneš ateitis.